Pinigų karta ir brokeriai draudimas.lt pristato naują draudimo paslaugų gidą. Skaitykite, lyginkite, sekite, domėkitės, kas vyksta su jūsų pinigais. Skaičiuosime kartu, taupysite jūs. Apsilankęs dailininko Svajūno Udrio dirbtuvėse trumpam pasimetė ir kokiai meno sričiai dailininkas priklauso, kur pagrindinis akcentas, juk čia visko tiek daug ir iš ko tik negaminami įvairūs papuošalai, suvenyrai, kiti dirbiniai. Vis dėlto pas poną Svajūną pinigų karta apsilankė kaip pas meistrą apdirbantį akmenį. Iš kur menininkas tempė visą šią žaliavą, virstančią subtiliais meno kūriniais? Ponas Svajūnas šypsosi, iš jūros, tai ką davė Dievas. Iš tiesų, visi mes nuvažiavę prie Baltijos vaikštinėjame pajūriu, ieškome ko nors ypatingo nepaliesto žmogaus, parsivežame gintaro gabalėlį ar akmenėlį. Su akmeniu dirbantis menininkas neišimtis, tačiau ponas Svajūnas tų akmenų iš pajūrio parsigabena kur kas daugiau. Aš matyti, esu vienintelis lietuvis, taip juokauju, kad per metus aš pereinu nuo vienos pasienio iki kito pasienio visą pajūrį. Nes, pavyzdžiui, net į Latviją dabar einu jau, sienos atsidariusios. Nes Šventosios Latvijos pajūrė yra vieni akmenys, ant Klaipėdos einant iš Palangos kiti akmenys, iš Klaipėdos einant į Juodkrantę dar kiti ir iš Juodkrantės į Nidą nueinu. Visą laiką pėstute. Ir visą laiką ant kupros tos akmenys tempiu. Pono Svajūno dirbinių įsigyjantys žmonės klausinėja, kokia akmens istorija, domisi, iš kuris atgabentas, kokiu būdu apdirbtas. Nemažai ir tokių, kurie pas dailininką ateina su savo akmenėliu ir prašo padaryti ką nors ypatingo. Nors technologijos tobulėja ir tokių su akmeniu dirbančių menininkų daugėja, 20 metų patirtį sukaupęs Svajūnas turi savitą darbo stilių. Tačiau dailininkas tikina, kad gali būti apsikrovęs moderniausiais įrankiais, jei įkvėpimo nebus, nepadarysi nieko. Kiekvieno akmens ar kitos medžiagos apdirbimas yra savitas, kaip ir kintanti menininko nuotaika. Menininkas yra menininkas, pas jį būna nuotaikas arba nebūna. Jeigu nėra nuotaikas, tai ilgai krapštysies. Jeigu yra uždegimas, tai kartais ir nevalgai ir namo negrįžti. Pasakai, kad aš užsidegęs turiu padaryti ir darai. Tai vėl priklauso, ką daryti. Jeigu tą medį, tai ten porą mėnesių darai, jeigu tą akmenuką, tai dieną darai. Bet kai užsidegi, tai užsidegi. Kartais prasėdi dirbtuvėje, pratinginiauja, nesupranti dėl ko, kažką paišai, kažko nesupranti ir apsisukęs eini namo. Kas pagrindiniai šių subtilių originalių meno dirbinių pirkėjai? Ponas Svajūnas juokauja turinti savo klubą, kurio nariai jau ne vienerius metus domisi jo kūryba ir jos įsigyja. Čia yra rožančius, gintaras, lietuviškas akmuo ir sidabras. Dailininkas taip pat mėgsta dalyvauti įvairiose mugėse, šventėse, ten pristato savo darbus. Šitas komplektukas yra padarytas iš žuvies stuburo. Ir tikri perlai ir lietuviška akmuo. Nemažai Svajūno dirbinių iškeliauja svetur. Tiesa, menininkas priduria, kad dabar ryšiai su užsieniu dėl vienokių ar kitokių priežasčių yra šiek tiek susilpnėjęs. Čia yra taikos gėlė. Čia yra viduje mūsų lietuviškos fosilijos, velnio pirštai. Kaip ir jinai žydė, bet išdygsta iš šovinių. Prieš porą metų, tai aš, kai sakydavau, beveik 80% būdavo už Lietuvos ribų. Dabar kažkaip, šiais metais negrįžo australai, lietuvių bendruomenės, ten jie turi savo galeriją imti. Gal jiems neišėjo turi atvažiuoti. Amerikonai buvo. Su vokiečiais vėl jie dabar prisiskambino, iš pradžio neėmė, dabar vėl jie liktai nori kažką tai daryti. Latviai, mūsų broliukai, užmirė biškį finansiškai, tai Maskva dar gyvuoja, Maskva tikriausiai ir visą laiką gyvuos, Olandai dabar buvo prapolę, vėl atsiranda, vieni prapuola, kiti atsiranda, čia nėra tokio, kad labai pastoviai. Portalas Pinigų karta taip nesivadintų, jei nors kažkiek neužsimintų apie pinigus, net kai kalbama apie meną ir dvasinius dalykus. Todėl dailininko Svajūno paprašėme parodyti, kaip veikia jo dirbtuvėse stovintis skambantis pinigų medis, pavadinkime jį taip.